Na tai sveikos merginos, šiandien yra trečiadienis ir suku ruletę. Vakar pradėjau siuvinėti truputį laivus rėmose vakare, jau nenorėjau sukti ruletės, tai dabar sugalvojau, reikia šiandien sukti ruletę, kad galėčiau kažką padaryti. Ir pasižiūrėsim, ką aš galiu padaryti ir kas man iškris. O nesvarumas, labai senai judintas darbas, tikrai pasiilgtas ir kai žiūrėjau bingo užduotis, lygiai taip pat galvojau, ką čia aš galėčiau su juo padaryti. Tai tuoj atsinešu ir parodysiu, kągi aš planuoju su juo daryti. Tai va tiek aš turiu dabar padarius, jau senokai siuvinėta. Pavasarį, antrojo, prieš atostogas savo, tai tikrai galbūt gegužės mėnesį tik siuvinėt, gal birželį ir pajudinta. Tai turiu tiek ir dabar pasižiūrėjau bingo. Norėčiau va čia tą eiti visą, pabaigti tą visą eilę. Aišku, ne taip greitai, bet visai norėtųsi. Ir bingo, ką aš jau užsirašiusi esu, tai yra, tuoj palaukit, grožis kosmetinės priemonės. Kosmetinių priemonių čia nėra, o grožis, tai moteris yra grožis. Aš taip įsivaizduoju, kad turėtų tikti, kas yra grožis. Tai būtent moteris ant dviračio, moteris visą laiką yra gražios, tai aš tikiuosi, kad tiks šita užduotis. O jeigu ne, tai turiu dar kažką pasižymėjus. Jo, darbas arčiausiai 40%, va. Šitas tikrai tiks, dėl to, kad čia yra, man atrodo, 38%, kažkur tiek. Tai gerai, reikės padaryti 500, jeigu kryželių, tai man diksnelių reikia 1000 diksnelių padaryti. Tai va, ir keliausiu pasižiūrėti, kiek laiko užtruksiu. Šiandien dar kartą kartoju, yra trečiadienis. Šiandien dar noriu biškį pasiuvinėti laivus rėmose. Irgi pabaigti bingo užduotį. Ir tada imsiuosi šito darbo. Tai ką susitiksime, kai šitas darbas paaugės 1000 diksnelių. Iki. Na tai sveikos, tai štai parodau, ką aš padariau. Šiandien beje yra jau penktadienis, labai kažkaip ilgokai man gavosi daryti, nes reikėjo daryti 1000 diksnelių. Kadangi tai yra ne kryžiukai, o pusiniai. O užduotyje buvo, reiškia, surašyta, kad reikia daryti 500 kryželių. Tai va tai, štai tiek paaugo mano darbas, tai va kaip matote va čia, ta koja truputį paryškėjo, truputį dviračio daugiau atsirado. Ir, sakyčiau, gana lėtokai ėjosi, dėl to, kad labai nemažai yra išmėtytų pavienių diksnelių. Na, bet jau padariau tą normą ir eisim dabar sukti ruletę. Na ką, sukam ruletę, ne? Šį kartą ruletė niekur nepasislinko, stovi tas darbas, kuris ir buvo. Ir pažiūrėsim, kągi dabar man išmes. Ruletė, ką norėtų ruletė, kad aš siuvinėčiau, tuoj pasižiūrėsim. Pagalvė. Tai mano naujausias pradėtukas, tai yra pagalvė. Tai reikės man dabar eiti susirasti ją. Kaip atsimenu, turiu mažam lankelėje, tai va reikėtų didesnį persidėti. Tai einu pasižiūrėsiu ir atsinešiu parodyti. Na tai sveikos, šiandien jau yra antradienis ir rodau, ką aš išsiuvinėjau, būtent šitoj gražioj riolio pagalvė. Tai yra riolio pagalvė ir aš dabar žiūriu, kaip aš čia ją siuvinėju, man atrodo, taip va. Lyg taip. Dabar rodysiu aš jums va taip. Ir aš pradėjau siuvinėti nuo pačio vidurio, kadangi čia reikėjo pagal reikalavimus pradėti nuo vidurio, sulenkti medžiagą pusiau, dar pusiau ir tada pasižymėti vidurio tašką ir pradėti siuvinėti. Tai ir pabandžiau, pirmą kartą gyvenime pabandžiau siuvinėti darbą nuo vidurio, nes visą laiką siuvinėjau tai iš apačios, kairio pusę, tai iš dešinio, tai ten, nežinau, kaip užeina, taip siuvinėjau, neturiu kažkokio konkretaus dalyko. Tai va, rodau, ką aš išsiuvinėjau. Nelabai daug išsiuvinėjau ir šį kartą nerodžiau, kiek prieš tai buvo, bet papasakosiu. Tai dabar čia va truputį pasiuvinėjau, va čia va tą rudą
Buvo va šitie va tamsiai rudi kvadratėliai buvo, o čia aplinkui nebuvo nieko. Čia išsiuvinėjau, čia truputį papildžiau, šitą va papildžiau irgi truputį nebuvo tiek padaryta, o kiek ten kryželių nežinau, nes kadangi siuvinėjau iš popierinės schemos, va tokios, tai nei aš čia braukau, nes jinai pati yra spalvota ir aš tiesą pasakius jos net nebraukau. Tiesiog susirandu vietą, kurią siuvinėjau ir nieko nesižymiu, tai dėl to truputį turbūt eina lėčiau viskas negu su saga. Ir dar vieną dalyką pastebėjau, kad kai aš išsiuvinėju, tai visą laiką kyla pirštas, noriu užbraukti tuos išsiuvinėtus kvadratėlius. Tai jūs pasakykite, ar jums tai būna, kai jūs siuvinėjat popierinę schemą, prieš tai siuvinėjat su saga, pripratus užbraukti tai, ką išsiuvinėjai, ir pasiemi popierinę schemą ir tiesiog nori irgi nubraukti tuos kryžiukus, kurie jau išsiuvinėti. Tai vat būtų įdomu, ar čia man vienai tokia nesąmonė gaunasi, ar jums irgi lygiai taip pat. Tai va, tai tokia pagalvė, spalvos visai, matot, tokios. Truputį šitą atrodo man mėlynesnė nuotrauka, o iš tikro taip. Yra truputį žalumo, gal daugiau, aišku, tamsiai mėlynos, dar čia labai nedaug yra. Ir aš manau, va čia kai bus iš šonų daug tamsiai mėlynos, tai truputį atsimuštas atspalviai visi ir bus visai kitaip. Tai pajudinau pagalvę, jos neskubu siuvinėti, nes tai yra ne pagrindinis mano darbas. Ir tiesiog siuvinėsiu tada, kai ruletė man ją išsuks. Ir aš su šituo darbu netgi nedalyvauju jokiam bingo žaidime, dėl to, kad reikia skaičiuoti kryželius. O aš neturiu saga variantos ir aš nenoriu gaišti laiko, perrinkinėjant schemą ir daryti saga varianto. Tiesiog taip noriu šį kartą taip. Ir kadangi čia ne pagrindinis darbas, o tuoj parodysiu, kas yra pagrindinis darbas, atvažiuoja. Ir žiūrėkite, viskas, pabaigiau visą eilutę. Mano pagrindinis darbas šios savaitės buvo, kad pabaigti, va čia viską pabaigti, kiek ten buvo nepadaryta. Ir valio, pabaigiau viskas. Eilė pabaigta. Ir dabar jau išsukau, kiek man čia sukasi. Ir pasižiūrėkit, vanduo. Ir va čia jau pasižymėjau, kokia juosta man liko. Tai va matot, tokia juosta. Tokia juosta liko iki pat galo, tai čia yra kiek? 1, 2, 3, 4, 5. 5 po 10 kryželių žemyn ir va tokia juosta didžiulė eis. Tai va vėl ko gero siuvinėsiu čia, kadangi yra fonas. Tai ten, kur fonas, tai siuvinėsiu daugiau va taip, va, kad būtų kuo daugiau į tą dešinę pusę tokiom linijom. O čia, kur vanduo dar truputį bus, tai ko gero irgi gausis taip, kad kaip čia va matot irgi tiesiog, žemyn einant kryželiai. Žemyn pagal tą srovę tekančią. Tai va žiūrėsiu, kaip man seksis ir va pasižiūrėkit dabar, kaip atrodo mano tas darbas. Vanduo tai man fantastiškai atrodo, ypač dar kaip iš arti pasižiūri, tai ne taip, bet jeigu atitolini tie lašiukai, va tie visi lašiukai tikrai tokie tikroviški atrodo. Šitą paveikslą reiks žiūrėti tik iš tolo. Iš arti jo negalima žiūrėti, nes tada nematai to viso grožio. Tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau pabaigiau. Ir tiesa dar nepasižiūrėjau, kiek man liko kryželių, tuo atsinešiu sagą. Tai va pasižiūrėjau, liko 17 000 kryželių maždaug, su trupučiu. Tai labai nedaug, palyginus su kiek buvo, ne, šimtais. Tai paskaičiuosiu, pažiūrėsiu, bet aš manau, nevarysiu savęs, taip sakant, labai griežtai ir į dieną ten padarysiu. Pasižiūrėsiu faktiškai, 17 000 reikia man pasiskaičiuoti, kiek aš turiu per savaitę padaryti ir tada žiūrėsiu, ar aš įvykdysiu tą normą ar ne. Nes, pavyzdžiui, va čia kur fonas yra, va čia fonas ir čia apačioigi vanduo kažkur baigsis ir tada bus fonas, tai gana greitai keliauja dėl to, kad viena spalva varai, paskui kitą spalvą pasiėmė ir taip siuvinėjai. Tai valio, rugsėjo šiandien 10 ir aš jau pradedu, šiandien ko gero vakare jau pradėsiu antrą, tai yra paskutinę šito darbo eilutę, 5 kvadratėliai žemyn. Tai pasveikinkit mane, aš tai padariau. Ir
tikiuosi, kad baigsiu šiais metais šitą darbą, paskaičiuosiu, viską pasakysiu jau kitos savaitės įraše. O dabar, ką aš galiu pasakyti, tai tiek darbų aš padariau per šią savaitėlę, nelabai daug, sakyčiau, galbūt, gal dėl to, kad darbas prasidėjo vis dėlto ir visokių reikalų yra, ir tiesiog ir pavargus grįžti truputį, ir pailsėti reikia. Tai spauskit laiką, rašykit komentarus ir susitiksime jau kitoje savaitėje. Iki.